Kas geriau, kvarc ar mechanika? Tai pusės amžiaus ginčas. Kvarcinis laikrodžio mechanizmas veikia nuo baterijos. Neįtikėtinas tikslumas. Paklaida gali nesiekti sekundės per mėnesį. Nereikalauja didelės priežiūros, nereikia prisukinėti, pigus gamyboje. Mechaninis mechanizmas veikia tik nuo spiruoklės. Visas mechanizmo veikimo principas paremtas mechanika. Spiruoklės, dantračiai, balansinis mechanizmas, tačiau prastesnis tikslumas. Gali siekti iki kelių sekundžių per dieną. Nors teisingumo dėlei labai brangus gali būti tokia pat ciklas kaip ir kvarc. Reikalaus daugiau jūsų dėmesio, karts nuo karto teks ranka prisukti spiruoklę. Mechaniniai laikrodžiai sudaro tik apie 20% visų pasaulyje pagaminamų laikrodžių, bet sugeneruoja apie 80% visų laikrodžių rinkos pajamų. Tai štai kur pati vertė. Mechaniniai laikrodžiai tai ne tik laiko matavimas ir atvaizdavimas. Tai mechaninės inžinerijos menas. Menas sukurti tai, kas veikia ir atvaizduoja tą patį kaip kvarc, tačiau be elektros baterijų ir mikroschemų. Tai apie vertės palikimą, istoriją, prestižą. Žmonės moka pinigus ne dėl laiko atvaizdavimo tikslumo. Mechaninį laikrodį nešioja dėl emocijos, dėl ilgamžiškumo. Tai lyg atskiras pasaulis ant jūsų riešo, kuris gyvena tik pagal mechanikos dėsnis ir pergyvens jūs. Šiandien laikrodis ne tik instrumentas, tai vyro papuošalas.